aparatą nufilmuoti. O, prieik arčiau. O dabar mergaitė. Va, padarom pip. Pip. Va dabar šitą mergaitę. Irgi pip. Šitą vaikinuką. Irgi. O. Mūsų operatorė kypsa. Mes pagausim vis tiek. Va. Va, visus suskaičiuosim, visus nufilmuosim. O. Michaelį nufilmuojame. Tai. Pip. O dabar visi pasiklausysime švento rašto žodžiais mums kalbančio viešpaties Jėzus Kristus, nuoširdžiai pasimelskime, prašydami Dievo malonės šiam vaikučiui jo artimiesiems. Viešpats su jumis iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau viešpatie. Anuomet Jėzus nurodė savo apaštalams, man duota visa valdžia danguje ir žemėje, ateikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs, ir štai aš esu su jumis per visas dienas pasaulio pabaigos, tai viešpatie žodis. Nu, apie krikštą trumpas priminimas, kas yra krikštas ir kodėl reikia krikštyti, kaip girdėjome Dievo žodyje, pats Jėzus Kristus, Dievas įsakė savo mokiniams eiti visą pasaulį, visus krikštyti trejybinio Dievo vardu, tą jau darome 2000 metų. Krikštas yra nuostabiausias žmogaus gyvenimo įvykis. Kodėl? Tai yra tarsi antrasis žmogaus gimimas dvasiniu būdu. Nes krikšto metu Dievo dvasia, užpilant vandenį, ištariant Dievo vardą, nusileidžia žmogaus širdį. Jis tampa Dievo vaiku, bažnyčios nariu, dangaus karalystės piliečiu. Ir gauna nuostabiausią dovaną, taigi ką? Amžinąjį gyvenimą po mirties, dangaus vartus, vartai jam atveriami. Nieks, joks žmogus už jokius pinigus negalėtų savo dangaus nusipirkti, ką šiandien Jokūbas gaus nemokamai iš Dievo meilės. Va, taigi, nuostabiausias dalykas. Bažnyčia pasipildys dar vienu nariu, mes skaičiuojame 3 milijardų žmonių. Taigi, kaip minėjau, Dievo dvasias nusileis į širdį, sunaikins įgimtą polinkį į blogį, kurį vadinam gimtąją nuodėmę, tas kitas nuodėmės. Va, ir tokie dalykai yra. Kas ta gimtoji nuodėmė? Kaip mes čia gimdami dabar kažkokį blogį savyje turim? Mėgsta tėvai sakyti, kad angeliukas. Vaikas, aišku, tikrai ne angeliukas. Pirmą kartą tėvai susiduria su šituo vadinamu kritimu vaikučių ir draskymuose. Tai, aišku, sąmokslo teorija, tai yra tas angeliukas. Čia yra visiškai ne angeliukas, iš kur tas blogis prasimuša pas mažą vaiką, tokį nekaltą, tas draskymasis, veiksmas. Taigi mes paveldėm iš pirmųjų tėvų, kurie rojaus sode nusidėjo neklusnumo nuodėmę Dievui kūrėjui. Viską turėjo, buvo nemirtingi, bet viską prarado, sugundyti piktosios dvasios, pasielgė netinkamai. Ir mes gimdami atsinešam tai savo genuose, savo sieloje, savo prigimtyje. Taigi krikšto sakramentas tai nuvalo. Sakysite, aišku, blogis atsinaujina, bet Dievas ir kitas priemonės palikęs sakramentus, kurie visų taiko mūsų juo, tyrina, skaistina iki to pergalingo susitikimo su juo amžinybėje. Jo per įsteigtą jo bažnyčią. Taigi va, krikšte naudojamas vanduo. Vanduo tai yra gyvybės ir pražūties simbolis ir krikšte mes atkartojame Jėzaus Kristaus kelią. Žinome iš jo biografijos, kad jis mirė ir prisikėlė, ar ne? Taigi ir mes, tas vaikutis, suaugęs, užpilant vandeniu ar panardinant, tarsi pražūstame toje vandens stichijoje, kad ten yra baisi, prieš kelias minutės patyrėme, ar ne? Tai va, ir prisikeliam, tarsi Jėzus Kristus iš kapo naujas, atgimęs Dievo vaikas, dangaus karalystės pilietis, bažnyčios narys. Tai čia yra ne tik kažkokia simbolika,
bet čia yra labai rimti dvasiniai dalykai, taigi tas visas dvasinis pasaulis suinteresuotas, gerasis, kad tai vyktų, blogasis, kad neįvyktų, jautresni tą galima išgyventi, pastebėti. Taigi, susivienijam su Dievo dvasia, Jėzaus Kristaus dvasia, nusileidusią į vaikučio širdis, tenkimės jo neatmesti, nes iki mūsų kūrėjas davęs gyvybę, protą, talentus, saugantis gyvenimą nuo blogio, prašantis tik vieno jo tikėti. Tai tą ir darykime. Amen. Dabar visuotinė maldoje visi melskime Dievo gailestingumo. Malonė šiam vaikučiui, jo tėvams, krikštatėms, visiems krikščionims į bendrą maldą atskirtime žodžiais, prašom Tave Viešpatie. Šį vaikutį krikštu atgimdyti visą. Sustiprina. Duokit. Padėkit. Gal pyks ar ne? Sustiprina Dievo mūsų žinias ir Jėzus Kristus, kurio vardu Tave patį užganimo gėrį. Suprato, kad kažkas čia ne taip. Taigi melskime broliai seserys, kad viešpats Dievas vandens nuplovimu šventosios dvasios galėtų teikti naują dievišką gyvybę, pašventinti Kristui skirtą vandenį. Atsiliepsime žodžiais, maldavimus, garbė Tau Viešpatie. Garbė Tau Viešpatie, už amžinai taką, nuo žemės vilkų link. Garbė Tau Viešpatie. Garbė už duoną kasdienę, kai už tyrą vandenį. Garbė Tau Viešpatie. Garbė už dieviškai pašaukimą ir Kristaus atskirtimo malonę. Garbė Tau Viešpatie. Išties Viešpatie, ant šios vandens savo laimę čia ranką suteikiam tokią galią, kad nuplautų krikštijamajam paveldėtą kaltę bei jos padarinius, kad vertų Tavo vaikų amžinio gyvenimo vardu prašom Kristus Viešpatie. Brangus tėvai ir krikštatėviai, jūsų atsivestas vaikutis krikšto vandens nuplovimu, šventosios dvasios veikimu, iš mūsų mylinčio dangaus tėvo gaus naują dievišką gyvybę. Todėl jūsų pareiga šį vaikutį auklėti tikinti, kad toji dieviškoji gyvybė jame nebūtų nuodėmių žalojimų, nuolat augtų ir stiprėtų. Taigi pasiryžę atlikti šią garbingą pareigą ir prisimindami kiekvieną savo krikštą, atsižadėkime piktosios dvasios, atsižadėkime visokio blogio, išpažinkime Jėzaus Kristaus tikėjimą, kurį skelbia bažnyčia, kurį gauna krikštijamasis. Taigi dabar dėmesio į mano 3 klausimus, ar atsižadate piktosios dvasios ir darbų vilionių, atsiliepsime atsižadu drąsiai, garsiai vienaskaitos pirmojų asmenių. Gerai? Paskui dar 3 klausimus užduosiu, ar tikite tėvo, sūnų, šventąją dvasią. Jeigu apaštalas esi žmogus. Na gerai, stokit. Taigi dabar instrukcija mamai. Kas laikės? Mama, tėtis, krikštatėvis, galbūt. Va. Policininkas, kriauklė, kuri ošia. Ošia? Buvai prie jūros. Laikys krikšto mama. Viskas, gulėsi dabar visą gyvenimą gulėsi. Gerai. Taigi, Jokūbai, aš tave krikštiju vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Nepatiko. Taigi, Jokūbai, visagalis Dievas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas vandens nuplovimu ir šventosios dvasios galia išvadavo tave iš nuodėmės ir atgimdė naujam malonės gyvenimui.
tegul jis dabar tave patepa išganimo aliejumi, kad įsijungęs į jo tautą, dalyvautum Kristaus kunigystėje, liudytum jį pasauliu. O dabar prašykime šiam vaikučiui Dievo palaimos ir visi kartu pasimelskime taip, kaip viešpats Kristus mus išmokė. Atsistokim visi, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Taigi palaiminsiu visus čia esančius ir stosime bendrai nuotraukai. Nu šita foto, jinai tikrai iš LRT, jinai tikrai iš LRT, nes jau 1000 kart spaudė, skaičiavau, nu 800 jau nuspaudė. Galingai, tikrai bus nuotraukai. Gerai, tai palaiminimo pabaigoje visi persižegnosime. Visagali viešpatie Dieve, Krikšto sakramentu tu mums davei dievišką gyvenimą ir pašaukė į amžinąją laimę. Gausiai palaimink čia susirinkusiuosius, kad jie būtų gyvi tavo tautos nariai atrama pakrikštytajam ir džiaugtųsi ramybę per Kristų viešpatį. Viską palaimink visagali Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Tėvynė viešpaties malonė. Nu gal pas mamą eisi? Nueigi pas mamą, tada žvakę Krikšto mamytę. Gerai, ir tada stokime čia, priešais altorių, iš pradžių krikštatėviai, tėveliai ir aš, o paskui visi, nu ir vaikai gali, visi kiti. Brolis būtinai, privaloma tavo čia atstoti, čia, prašom brolis. Va dar brolis. Būtinai, viskas. Aleksandrai, stok ten. O čia dar vienas brolis. Dar vienas. Tai čia 3 broliai. Ojei, 3 broliai. Ai, 5 dar broliai, iš tikrųjų 5. Pasu. Ir dar 2. Ai, tas gitiškis. Ateikit, broliai. Nugi broliai, ateikit, vat, Pas mus tik broliai išeina. Vien broliai. Jo. 5. Tai kaip neišpratėt mamytę? Broliai, ateik čia. Moteris ir Nu, 6 ateik, jos nu. vyrai, ar ne? Kiek čia šitiek. Nu gerai, mergaitės, stokit, nu jeigu labai norit, stokit, va čia prie to berniuko. Ir tu stok, va į bendrą nuotrauką. Nu gerai. Viskas taip. Na gerai, kita. Gerai, Simai. Čia jau per... Ar jau pasiruošę? Varė, o dabar skauda širdis mergaitė. Kas tai? Gerai. Jo, pasiruošę, berniukai. Pasiruošę. Pačia paukštelį turiu čia paukštelį, Aš turiu. Jo, šaunuoliai. O senelis filmuoja pasirodo. Pasirodo. Jau dabar kviečiu visus prisijungti. Nu dabar visi. Mergaitės stokit į priekį, visi. Mažieji stoja iš šonų, dyčkiai aukštaūgiai 2-metriniai stovi ant pakilos. Senelė, reiks padėti kamerą, ateiti.